įvesiu situaciją, turbūt, jeigu žinot, telefonus turit, daugmaž įsivaizduojat, kur esate, ne? Štai vietoj, čia kaimelis toks Juozapavai yra, čia dar Širvintų rajonas. Tai turbūt kriziai, tai mieste, kaip pavadinkim, šiai dienai aktuali tema karas ir visa kita, tai mano manimu mieste žmogui būtų karo atveju išgyventi sunku. Ta prasme, todėl, kad visi kariniai veiksmai vyksta dažniausiai, kaip sakant, miestuose ir civiliui likti tam mieste, tai yra ganėtinai sunku ir išsaugoti savo tą gyvybę gali kainuoti, kaip sakant, daug pastangų. Tai geriausias momentas yra turbūt susiplanuoti ir atsitraukti bent jau tam momentui, kai vyksta kariniai veiksmai, kažkokią saugesnę vietą, neapgyvendintos vietovės ir visa kita, kur reikėtų šiokių tokių išgyvenimo įgūdžių. Ne? Nu viskas tada. Nu, komanda pasiruošę? Mes pasiruošę. Kryptį žinom. Dievs į šiaurę mums įteitus. Komanda žygiuoja pagal maršrutą. Kita grupė kažkur ten, ne? Užperkės. O, sušilom. Sušilom truputį reikia. Įsivilkit. Tada laukiat? Vilkom. Ir vėjas pradėjo pūsti išsivilkti. Matot, visiems viskas aišku, ne? Tai tuo ir baigsim. Ačiū. Tai instrukcija, šiaip toliau tamponėliai po tos. Osa. Prie peilio, čia kaip pavyzdys mūsų kūrimas ir šitą daiktą traukia. Kažkur sulaužė. Sausa. O, aš matau ugnį. Matau ugnį. Jej. Nu, skelk. Yra lemsnelė. Pasinori eiti prie stalo, kokio pjaustyti. Bus arbatas. Technologija. Nu. Kitoks metodas. Tik turėk grotelės. Reikia turėti. Nereiks jokių trikojų. Pakūrėm arbatą. Jau polis. Biški polis. Biški polisio. Dabar svidėžat. Jeigu nerasit, kaltinkit. Vakarienė. Liksim be vakarienės. Tai toli man nereikia eiti. Tai gal ten pušę nežiūrėjote? Aš jaučiu širdimi, kad netuščia. Nu ką, gavom žemėlapį, kur mūsų vakarienė padėta. Einam ieškot. Įrankis reikia pasiimti. Prylę. Vakarienės paaiškus. Nu kažkur turbūt vakarienė. Nereiks nerti. Ne, gal nert nereiks. Bet reik pagalvot, kur galėtų pakišti.
Eik tu. Nu, kur ta vakarienė? Valgysim, ar nevalgysim? Sakiau, kamufliažą. Ištrauk. Darys nuotrauką. Turim vakarienę. Turim vandenį. Neturiu. Ko reikėtų pašalpoti. Vietą. Prirodė mazgų. Sako, dabar reikit pasiruoškit guolius nakčiai. Dar reikės laužavietę išsikasti ir malkų prisinešti. Smagu. Na ir čia bus nakvynė. Aha, kažkaip taip. Grigiai. Prieš miegą romantikos truputį. Stovykla. Užpuolė stovyklą. Ir 5:30. Krovinį. Sveria? Judam. O apie turinį dėžutės svarbu? Reikia pasitikrinti. O taip. Malūnsparnio reikia. Kelsim. Vienam leisė tai. Ir ne. Neduosiu nieko, jokių žemėlapių, nieko, tikrinsim jūsų atmintį. Kaip paveiks. Į stovyklą, tai čia pat. Ne į stovyklą. Prie mašinų. Prie mašinų. Nu, liepia eiti atgal link mašiną. Startą vietą, tai beveik 10 km pasivaikščiosim dar. Ir be žemėlapio. Dėjo 9,5. Gal neskubam. Žiūrėkit, yra, kaip sakant, nuo šitos vietos 3 keliai. Ne? Galima rinktis vieną greitą ir jisai nebus ganėtinai, kaip čia pasakyti, lengvas, bet jisai bus greitas. Ir galima rinktis ilgesnį kelią, bet saugesnį. Jūsų variantas. Greitą. Taip ir nesitikėjau. Nu gali vieną, tas kaip pirmyn. Trumpesnis. Shorter. Oi.
Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą, ne? Tai iš esmės labai ačiū, kad išdrįsot atvažiuoti, išdrįsot save išsibandyti.